Sveiki, mėly bičiuliai, bičiuliai, gerbiamas merė, gerbiami svečiai. Vieni žmonės žiūri į žvaigždės, kiti ne. Pastarieji sutaupo laiko, bet lieka nepamatę, kad be jų pačių gyvuoja dar daug įvairiausių dalykų, kuriuos galima pamatyti, prie jų priartėti ir susilieti. Tokie, manau, yra žmonės, kurie myli bites, užsiima bitininkystę ir vadina vieni kitus bičiuliais. O vienas iš tų žmonių, tai Anykščių bitininkų draugijos, kuri šiemet švenčia 50-metį pirmininkas Albertas Žarskus, kuriam kilo mintis 50-mečio progą paminėti kažkaip kitaip, paliekant ryškesnį pėdsaką šiam gražiam krašte. Todėl ir atsirado šitas bitininkų skverelis, kurio atidarymas ir turi vykti dabar. Skambant bitininkų himnui, skverelio atidarymo juostą perkirpti ir prisiminimui pasilikti po bitutę, kviečiu Anykščių bitininkų draugijos pirmininką Albertą Žarskų, Anykščių rajono merą Sigutį Obelevičių, Troškūnų kleboną Saulių Filipavičių, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentą Algirdą Skirkevičių ir taip pat kviečiu Palievinės kleboną kanauninką Vladą Rabašauską. Prašom perkirpti skverelio atidarymo juostą. Ir saulės, tai paduokim kaimynę rankas viens kitam ir statykim bičiulišką rūmą. Bus koriai sklidini, duonele medumi, širdis meilės, vilties ir gerumo. Bus diena ir naktį, tie gelsvi aviliai, čia medus ir duonelė, čia bitučių namai, kad išraukim gelonį iš savųjų širdžių, bus taika ir ramybė tarp gelsvų avilių. Dar naujas korys kvapniame avily, nuostabi jaunos piečiaus draugystė. Kaimyno ranka ištiesta nuo širdies, nusga gelonį, užslėpkim giliai, pripilkime širdis gerumo. Iš bičių gyvenimo semkimės vis, kantrybės, draugystės, darbštumo. Gerbiamas pirmininkas nori pakviesti Anykščių kultūros centro direktorę, kad savo bitutę pasiliktų. Čia medus ir duonelė, čia bitučių namai, kad išraukim gelonį iš savųjų širdžių, bus taika ir ramybė tarp gelsvų avilių. Kviečiu turbūt vieną iš mažiausių mūsų šios dienos renginio dalyvių. Prašau ateiti pas mane. Prašau. Medus. Ai, medus nuo liepų lasa, saldų medų bitės nesa, ten sodelėje giliai, galidžiai kvepia aviliai, sklenda bitė darbštolėlė, saulėje anksti plikėlė, sklisk bitelė, link medutė ir kraitelė, kol medus ant liepų žydi, vikliai sukasi.
esi mažytė, tau ir man delnelį neša gintarinį saulės lasą. Ačiū labai, tu labai šaunuolė. Prieš istorijos. Bertui Žarskui kilo mintis, kad 50-mečio proga reikėtų pastatyti paminklą kokį tai bitininkystės deivei austėjai. Paderinęs reikalus su rajono architekte ir rajono meru, gerbiamas Albertas gavo parke plotą visam bitininkų skverui, kuriame matome drevinį avilį, kurį padovanojo Saulius Kuckis, bitininkas Anykštėnas. Čia turėtų būti plojimai. Toliau yra gulstinis avilys, kurį pagamino Troškūnų parapijos Gudelių kaimo bitininkas Vilmantas Tunkevičius. Ir jam paplojam. Taip, čia yra ir bičių tuose aviliuose. Labai seną avilį varšavinio tipo padovanojo ponas Vladas Kurcikevičius, bitininkas iš Kavarsko. Šiam skvere dar žada būti šiaudinis avilys, kuris bus pastatomas tik tai per šventes, kad negeriems žmonėms nekiltų noras jo privatizuoti. Sako, kad šiuose aviliuose yra ir bitučių. Aš mačiau, vienam tikrai yra. Taip, kad reikia vaikščioti atsargiai ir kad neįgeltų. Ir sako, kad jeigu nėra, tai bus kitose aviliuose. O dabar prieiname prie antros iškilmingos dalies. Atidengti skulptūrą stogastulpį. Autorius stogastulpio Prieniškis Algimantas Sakalauskas, austėjai, bičių dievybei, globojančiai bites, augalus, žiedus, iš kurių bitės neša medų ir medžiagą koriams, kviečiu Anykščių bitininkų draugijos pirmininką, idėjos autorių Albertą Žarskų, Lietuvos bitininkų susivienimo prezidentą Algirdą Skirkevičių, Anykščių rajono merą Sigutį Obelevičių. Prašom atidengti skulptūrą stogastulpį. Fanfaros. O dabar norėtume paprašyti gerbiamą kleboną Saulių Filipavičių, kad pašventintų visą skverą ir avilius ir naujai atidengtą skulptūrą. Mėly bičiuliai, iš tikrųjų labai geras jausmas, kada susirenka tiek bendraminčių žmonių, kuriuos vienyje meilė bitutėms į vieną vietą ir pasidžiaugia taip pat čia vietinių bičiulių kūrybingą iniciatyvą. Turbūt, nežinau tiksliai, bet manau taip, kad Anykščiai yra pirmas Lietuvos miestas ir turbūt vienintelis, jeigu klystu, tai atsiprašau, kuris turi bitininkų parkelį. Arba kur miesto parke yra skirta vieta bitininkams, bičiuliams. Ir tegul šita vieta tarnauja ir bičiuliams, ir visiems žmonėms, kurie nori sužinoti, iš kur atsiranda ant mūsų stalo tas korio skystis, taip maloninantis gomurį, taip gerai nuteikiantis širdį ir sielą. Gal čia atsiras dar kokie nors informaciniai stendai, kurie nebijo lietaus, drėgmės ar šalčio, pasakojantis apie biteles, apie bitučių atsiradimą žmogaus gyvenime, bitučių reikšmę žmogaus gyvenime. Šalia tų edukacinių dalykų štai tautodailininkų darbai, kurie
primena mums mūsų senovę ir praeitį jau nuo gilios senovės, kiek žmonės atmena save, bitė ir dievybė buvo kartu. Ir bitė buvo dievybė, ir dievybės buvo, kurios globojo, gynė bitelės ir dovanojo bitelės žmonėm. Viena iš jų buvo ir mūsų lietuvių mitologijoje Austėja. Ir mes, atsimindami savo protėvių senuosius tikėjimus, statom šiandien tokius stogastulpius, prisimindami savo šaknis, prisimindami taip pat ir tą evoliuciją, dvasios raidą, žmogaus širdies raidą, kai žmogus ėjo nuo gamtos reiškinių garbinimo iki tikro dvasinio vienintelio Dievo suvokimo, iki monoteistinės religijos. Ir tai yra tam tikra žmogaus raida, kurioje pats Dievas žmogų paima už rankos ir veda per Dievo kūrybą, per įvairius nuostabius Dievo darbus, leisdamas pažinti save ir leisdamas reikšti dėkingumą Dievui už visą tą jo nuostabią kūrybą, kuri yra Dievo meilės ženklas žmogui. Ir mes esam taip pat čia, būdami šioj žemėje, esam liudytojai tos Dievo meilės. Taigi dabar noriu paprašyti viešpaties Dievo palaimos ir visus kviečiu paprašyti Dievo palaimos tiem žmonėms, kurie savo kūrybą puošia mūsų kasdienybę, mūsų buitį, mūsų būtį, paprašyti palaimos visai šitai vietai, kurioje bičiuliai suneša tai, kas jiems labai brangu, ir tuo, kas jiems brangu, dalinasi su kitais, ir tegul Dievas laimina žmonių darbą, laimina žmonių kūrybą, laimina pačias gražiausias žmonių mintis ir tų minčių materialinę išraišką, kad visą tai džiugintų žmonės, kad visą tai telktų žmonės, kad padėtų nugalėti tai, kas mus skaldo, kas mus drasko, kas mus supriešina, nes bitelė taip pat yra ir taikos simbolis, bitelė darbštumo simbolis. Ir tegul tas simbolis visada šviečia mums mūsų gyvenimo kelionėje. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Melskimės viešpatie tavo žodžiu, viskas pašventinama ir palaiminama. Tad palaimink šią vietą, kad kiekvienas, kuris čia dėkingai šauksis švenčiausiojo tavo vardo, dėkodamas tau už tokią dovaną kaip bitelės, gautų iš tavęs sveikatą ir dvasinę globą, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Na ką, o dabar norėtume paprašyti, kad keletą žodžių tartų idėjos autorius Albertas Žarskus. Prašom. Mėly bičiuliai, mėly svečiai, po tokių gražių žodžių man sunku kalbėti, bet dar mūsų darbas nepasibaigė. Pirmiausia, aš lenkiu galvą Audriui Kustai, kuris tiek įdėjo darbo, tiek kūrybos, tiek visko, sunku apsakyti. Ačiū, Audriui, labai tau ačiū. Na ir dar mes turim atlikti vieną pareigą, pasodinti ąžuoliukų giraitę, čia yra 20. Visus kviečiam, pirmiausia, meras, mūsų prezidentas, mūsų bičiuliai ir klebonas mūsų bičiulis ir svečiai, visi prašom, valdybos nariai, visi buvusieji pirmininkai, įsirinkit savo vietą. Mes turėjom paruošę ir etiketės, kur prisekti, bet kažkur dingo šiuo momentu. Bet, man atrodo, prisiminsim, mes prižiūrėsim, bitininkai, jeigu kas nors ar nelabai prigytų, žinot, dabar toks laikotarpis, vidurvasaris sunku, bet čia yra ypatingi ąžuoliukai, raudonlapiai, kurie netokie yra reiklus dirvožemiui, tikimės, kad viskas bus gerai. O jeigu kas nors atsitiks kaip nors, mes pasistengsim atsodinti. Todėl kviečiu visus. Dar kalbės, prašau.
Ačiū pirmininkui, bet mes norim dar pakalbinti ir bitininkų susivienimo prezidentą, poną Algirdą, taip kad prašom, keletą žodžių. Gerbiamas bitininkų draugijos pirmininkė, gerbiamas merė, gerbėmieji svečiai, gerbim bitininkų draugijos nariai. Leiskite man padėkoti už malonų pakvietimą dalyvauti šitame iškilmingame susirinkime visų Lietuvos bitininkų sąjungos, visų Lietuvos bitininkų sąjungos narių vardu ir palinkėti visokiojopos sėkmės, kad šitas koplytstulpis, jisai visą laiką čia būtų tinkamai ir gerai prižiūrimas, kaip ir pasižadėjo gerbiamas pirmininkas, kad visi čia pasodinti ąžuolai klestėtų. Ir manau, kad šitas žingsnis, kurį padarė Anykščių bitininkų draugija, yra puikus žingsnis į Anykščių klestėjimą, Anykščių, kaip sakoma, kaip regiono atskleidimą, parodymą visuomeniai, kad čia verda kultūra, kad čia klesti gyvenimas. Taip, kad jums visokiojopės sėkmės. Ačiū ir dar kartą ačiū. Ačiū Jums. Mes taip su gerbiamu pirmininku kalbėjom ir sakom, kaip iš tikrųjų reikėtų vadinti šitą skulptūrą. Mes kažkaip priėjom tokią išvadą, nežinau kaip čia bus iš tikrųjų, skulptūra stogastulpis. Ar taip, ar teisingai, ar neteisingai, turbūt čia pasakys žmonės išmanantis tos dalykus. O dabar taip pat noriu, kad keletą žodžių tartų gerbiamas meras Sigutis Obelevičius. Labadiena, mėly bičiuliai, mėly miestų svečiai. Aš labai džiaugiuosi, kad Anykščiuose yra turbūt viena iš aktyviausių bitininkų draugijų, kurie turi žymiai platesnį požiūrį, ne vien tik tai mato šitą Dievo sutvėrimą bitelę, bet mato ir daug plačiau. Ir tai, kas va čia ką tik tai įvyko, tai manau irgi labai atitinka mūsų kaip kultūros sostinės filosofiją, kadangi mes teigiame, kad kultūra gali būti visur, taip kad čia mes irgi matome, kaip bitininkų draugija padarė, sakyčiau, didelį indėlį vystant Anykščių krašto kultūrą. Ir pasinaudodamas progą noriu nuoširdžiai pasveikinti jūs su gražiu 50 metų jubiliejumi, palinkėti, kad bitininkų šeima plėstųsi, kad jūsų bitelės būtų sveikos, kad neštų medų ir kad dar po 50 metų turbūt šitas skveras dvigubai įsiplėstų. Su šventėjus. Ir dar noriu paprašyti tarti keletą žodžių gerbiamą Palevinės kleboną kanauninką Vladą Rabašauską. Mėly bičiuliai, visų pirma, aš kaip dvasiškis galiu sakyti ačiū Dievui už tokią gražią gamtą ir orą čia Anykščiuose. Duok Dieve, kad toks oras būtų ir Kupiškyje, kai švęsime visos Lietuvos respublikinę būtent bitininkų šventę rugpjūčio 4-5 dienomis. Tad šią progą jums visus nuoširdžiai bičiuliai sveikinu ir kad sulaukę šitos rugpjūčio 4-5 dienos galėtume dėkoti ir Dievui, ir bitelėms už gerą derlių, už gerą mūsų sveikatą, sugyvenimą ir ramybę. Te padeda mums Dievas. Nepamirškime, kartoju, aš kaip kupiškėnas kviečiu į Kupiškį. Rugpjūčio 1 šeštadienį, sekmadienį Lietuvos bitininkų šventę. Lauksime, ačiū. Na ką, ir turime dar dvi mažas atlikėjas šiandien, kurios dar nori kažką mums pasakyti. Ateikit, mergaitės čia.
Bitelyte zyzi, pasakyk, kur gyveni. Mano namas avilys, ten yra medaus korys. Ačiū, paplojam šitom artistėm. Tai dabar dėkoju visiems už pasisakymus, už kalbas. Ir ką pirmininkas paminėjo, ten kviečiame toliau. Yra iškastos duobelės, yra ąžuoliukai ir maloniai kviečiame sodinti ąžuolų. O folkloro ansamblio Valaukė moteris po liepą prašau, kol sodins ąžuolus, kad jos padainuotų keletą dainų apie ąžuolą. Prašom. Kaip ta žalias ąžuolas, kaip ta žalias ąžuolas, išdygo ąžuolas, žalio, kaip ta žalias ąžuolas, kaip ta žalias ąžuolas, žalias ąžuolas. Žiūrėkit, gal aukščiau biškį iš viršūnės. Bus jam tvirčiau. Gerda iš vaikos įdomokas dieną taisti palašys žaliukus. Tiesi, va čia kokį. Dabar aš negalės tampyti. Po šito aš gal net ir rūkyti. Čia man ąžuolai sakysi, ne? Gerbite, tu pačiuosi. Visus ateitum. Apeitum. Gintarai skokį. Žiūrėkit, pakliūsite televiziją. Gabučių nebėra. Čia tiek pamatęs. Na, duokit man dabar kastuvą, aš tenai šiandien sugalvoju. Bet gal nereiks susitikti, pašnekėti. Nes visą laiką pažiūrėjau, buvo dažnai. Antra. Ar dar? Gerai, aš yra. Antanai, papaduos. Atsiskaičiuok. O kas kibirų turi? Reikia tau papozuoti, aš galiu ir taip papozuoti, da tu ne. Vienetuvė jam, jeigu 4 litras, tai 2 jam. Bet paėmė. Aš pasižiūrėk, kaip dabar su kamera. O dabar mums į laikraštį nes kažką. Ne, čia ir... Bet būna atvirkščiai. O greitai spėti eina. Ir prie pačiltnamį irgi taip pat prinešė, žinai. Dar ant paprašys akvariumų toks skaidrus vanduo. Užrašyti.